FM99. Vasaros studija. Summertime. Ir kągi, pabandysime dar sykį paskambinti Mindaugui, grįžtame į tiesioginį radio stoties FM99 eterį. Na, teks apsimesti inspektorium, niekada nesveikinau dar žmogaus apsimesdamas kažkuo, iš karto pasakydavau, kad mes esame iš radio stoties FM99. Labadiena. Labadiena. Iš policijos komisariato trukdo inspektorius Lingė, labadiena. Taip, labadiena. Buvo toks įvykis, birželio 13 dieną buvo apgadinti 2 automobiliai BMW 7 klasės. Tas automobilis priklauso jums, tiesa? Apgadintas mano automobilis? Ne, jūsų automobilis BMW 7 klasės apgadino 2 automobilius birželio 13 dieną. Iš tikrųjų, galbūt mano automobilis, bet ta prasme, nevaldžiau, kaip sakyti, aš turiu raštą net pasirašęs. Taip, bet vis tiek jis jums priklauso, vadinasi, jūs ir esate atsakingas už šį įvykį, buvo pabėgti iš įvykio vietos. Nežinau, šiaip tai kur prisistatyti, sakykite, tai atvažiuosiu. Taip, jums reikėtų prisistatyti į policijos komisariatą, žinoma. Koks kabinetas? 243. Tvarkoju, už kiek laiko reikia, galiu dabar atvažiuoti? Žinot, jūs šiandien švenčiate gimtadienį. Taip. Tai galite ir nevykti iš tikrųjų. Labai malonu, kas čia iškrėtė tokį dalyką. Galima nevykti į policijos komisariatą, reikia atvykti į radio stotį FM99 ir atvežti didelį tortą ir mes užmiršim šitą nelaimingą įvykį, ponas Mindaugai. Labai ačiū, labai pradžiuginote iš tikrųjų. Mindaugai, tai laukiam tortą, dabar niekaip nebeišsisuksi. Arba mes tikrai perduosim visus nufilmuotą visą medžiagą, fotografuotą ir nufilmuotą policijos komisariatui, o ten jau su tortu neprasisuksi. Tai dabar vykti į stotį su tortu, kaip supratau, taip? Taip, galite ir tuoj pat atvykti, mes mielai priimsime jį, o pačiam gerą gimtadienio, gerą šventimą. Ačiū Jums ir geros dienos. Viso. Bet koks žmogus iš tikrųjų sąžiningas, sakykit, kur atvažiuoju tuoj pat. Aš tikėjausi, kad bus koks nors konfliktas, žinai, Vytautai, taip, inteligentiškas žmogus, dirba mokytojų, taip, kad jam galim palinkėti tik gero gimtadienio ir mes laukiam, žinoma, torto. Summertime.